E, Prie formatų priklauso ir rėmeliai, ir langelių spalvos, ir dar įvairūs dalykai, ne tik šriftas ir panašiai. Dabar, jeigu čia kažkas yra parašyta, nueitumėm pažiūrėtumėm, kaip atrodys atspausdinta, tai matom, kad tokių kaip ir lentelės rėmelių nėra ir juos reikia tiesiog pačiam užsidėti, o kas matosi šičia, tai yra tiesiog tinklelis. Po išėjimo į peržiūrą spausdinimą atsiranda tokios punktyrinės linijos. Šitos punktyrinės linijos žymi, kaip mūsų visa ta didžiulė lentelė yra, reiškia, supuslapiuota, išdėliota į lapus. Šitą galima pasižiūrėti ir reiškia, page view, yra normal view, page break preview. Matot, aš turiu dabar du lapus, pirmą ir antrą, ten, kur tušti langeliai, jie neišeina į spausdinimą ir jų čia nerodo. Jeigu sugrįšim prie normal, vėl viskas rodys, bet kaip puslapiai išsidėstyti, jau čia matosi ir pagal tuščius yra tokios punktyrinės linijos. Dabar, jeigu aš noriu uždėti rėmelius, tai yra labai paprasta, vėl pasižymiu, sakėm, kažkokį tai gabalą langelių, kurie man turi būti kaip lentelė, einu vėl čia home ir šičia yra rėmeliai, taip kaip ir Word'e, visur aš galiu uždėti apačioj, viršuj, iš kairės, iš dešinės. Paprasčiausiai dedam visus ir turim aplink visus. Jeigu norim dar kažką labai daugiau pagražinti, šiaip to grožio nėra tiek, kiek Word'e, pavyzdžiui, storesnis aplinkui yra rėmelis. Galima dar čia kažkokius tai padėti storesnius, sakykim, ar dvigubą, čia rėmelį, čia būtų dvigubas rėmelis ir taip iš šono galima kažkaip daryti. Galima tiesiog ir piešti rėmelius. Turiu, čia galiu prapiešti, arba čia kažkur piešti tokį ir braukyti. Aišku, tai labai užima daug laiko ir toks žaidimas neapsimoka. Galima užsisakyti, kad braižyti ištisai grid, tai būtų tinklelį langelių, tokį turiu. Yra ir, reiškia, ir trintukas, aš galiu kažkokias linijas trinti, arba tiesiog visas nutrinti ir vėl atsiranda. Aš, pavyzdžiui, šitą nutrinkim, bet liniją, per daug nutryniau. Reiškia, galima užsisakyti linijos spalvą, pavyzdžiui, raudoną. Brėšiu dabar tokią raudoną tinklelį, taip turiu. Galiu pasidaryti šičia ir linijos stilių, pavyzdžiui, dvigubą liniją yra. Dabar brėšim tos raudonus dvigubom linijom, taip yra. Aišku, tai yra gana toks braižymas, man labiausiai patinka, reiškia, kažkokio tai pasižymi, dabar jau kai turim, reiškia, jau dvigubą ir raudoną, tai visi tokie bus, reikėtų tuos dalykus atšaukti ir pastatyti, kad normali yra ir šičia spalva, reiškia, būtų automatinė. Tada galiu escape spausti, kad tas atšoktų, tada pasižymiu šitą gabaliuką, galiu sakyti, kad iš vis nuo border nėra, galiu vėl pasižymėti tą gabaliuką, uždėti vėl all borders ir taip toliau. Galima langelius ir užspalvinti. Yra kibirėlis, reiškia, ir pasirenku geltoną spalvą, su Ctrl, pavyzdžiui, galiu pasižymėti kažkokius laiptelius, ar dar kažką ir juos, sakykime, užpilti, nors ir žalia spalva, kaip kam patinka. Galima šito žaisti ir šitie dalykai yra formatai, jeigu aš delete paspausiu, tik įsitrina šitas, galima, įvedžiau, vėl atsistoju, galiu clear, jeigu formats, tai formatai išsitrynė. Galima, aišku, ir per tą mygtuką kibirėlį sakyti no fill, tada, reiškia,
neįsitrina kiti dalykai. Pavyzdžiui, užpylus kažkokią geltoną spalvą, neužpyliau jokią, užpylus kažkokią geltoną spalvą ir čia, tai jeigu aš trinsiu per klėją valysiu formats, tai man įsitrina ir tas, ir gali įsitrinti ir kraštinės. Pavyzdžiui, man reikėtų vieną pasidaryti, langelis yra vienas, užpiltas tas, reiškia, ir bus tekstas, parašau tekstą, atsistoju vėl, klėja formats, matot, dingo ir spalva, ir rėmelis. Kad kažkas vienas, aš atgal grįšiu, reiškia, yra ir rėmelis, ir spalva, galima tiesiog nuimti spalvą, no fill, arba nuimti ir, sakykime, šiuo atveju no borders, nebeliks ne langelių. Reiškia, neliks ir kraštinių. Kitas dalykas, galima tiesiog nevalyti, o tiesiog ištrinti, panaikinti ir langelius, ir eilutes, ir stulpelius. Eikim į antrą lapą ir sakykim, kad būtų paprasčiau, susirašysiu tokius skaičiukus, kad būtų suprantama, ką trinam ir kas įvyksta. Čia būtų 8 ir 9. Tai va, jeigu aš dabar stoviu ant penketuko G, stulpelis 7 eilutė. Jeigu aš nueisiu į delete, tai dabar jeigu aš trinsiu cells, tai yra langelį, manęs paprašo, taip kaip ir Word'e, ar aš trinsiu ištisą eilutę, ar aš trinsiu ištisą stulpelį, ar aš trinsiu langelį ir tada manęs klaus, ką daryti su kitom. Man siūlo, kad arba į kairę pastums, arba į viršų. Sakykime, į viršų, į viršų parėjo 8. Matot. Reiškia, ir atgal grįžtu. Dabar aš trinsiu G stulpelį. Delete columns būtų. Tai yra penketukas, kur stovi G stulpelį, aš ištrinu, visi skaičiukai parvažiuoja į tą, o stulpeliai vėl persinumeruoja ir G stulpelis vėl atsirado, tiesiog jie visi persinumeravo. Jeigu dabar aš atgal grįšiu, anuliuosiu, vėl turiu. Jeigu man reikia ištrinti kelis, aš galiu žymėtis kelis stulpelius taip, galiu žymėtis kelis stulpelius taip, ir tada trinu columns, visi jie išnyko. Vėl atstatau. Visiškas analogas būtų su eilutėm, yra delete sheet rows, reiškia, ir ištryniau, 7 buvo, persinumeravo, viskas pavažiavo atgal. Anuliuojam, vėl grįžtam, jeigu noriu kelias ištrinti eilutes, aš jas žymiuosi taip, arba tiesiog galiu taip žymėtis ir yra delete rows, ir visas jas įstrynė, vėl viskas persivadino, vėl viskas gerai yra. Dabar galima tiesiog ištrinti ir, reiškia, lapą sheet 2, jeigu aš nueisiu delete sheet, jis manęs dar paklaus, kadangi šičia yra įrašyta, jeigu aš tikrai noriu delete, jis man ištrynė ir nebėra. Pridedu dar vieną, jis jau bus dabar 2 ištrintas, 3 atsirado. Jeigu aš nieko neįrašiau, tai trinimas yra labai paprastas, be jokio perspėjimo, jis vėl išnyko. Dabar atvirkščias variantas, vėl susikuriu sheet ir vėl 1, 2 ir 3 ir vėl tokią darykim, 4, 5, 6 ir 7, 8 ir 9, turim čia, vėl stoviu ant penketuko, šiuo atveju jau dabar F7 ir galiu insert. Jeigu insert cells, tai yra įterpti langelį, ir vėl viskas klausėsi, tik tai atvirkščiai, ar aš noriu įterpti eilutę, stulpelį, ar reiškia terpiant langelį, kur kitus pastumti. Šiuo atveju, sakėm, siūlo mums į apačią stumti, sakom gerai, tai 5, 8 pavažiavo žemyn.
Taip, atgal, jeigu aš įterpinėsiu raus, įsiterpia į viršų, virš penketuko, eilutės vėl persinumeravo ir dabar 7 nebestovi niekas, o penketukas stovi jau, kaip matot, 8. O analogas yra ir kolums, yra terpia į kairę pusę nuo penketuko ir įterpia ir vėl visi stulpeliai, visos raidytės stovi savo vietose, reiškia, nė viena neiškrito iš abėcėlės. Iš abėcėlės ištrinti raidžių negalima. Norint įterpti kelis, žymėm kelis, kiek pasižymėjom, tiek ir bus įterps. Analogiškai yra su eilutėms, raus ir taip yra. Galima kaip matot, per šičia įterpti ir insert sheet. Jeigu terpiam sheet, turim 5, jis įsiterpė šitoj vietoj, o mūsų paliko čia į kairę pusę nuo esamo.